Sveiki, mielieji. Tęsėme mūsų laidų ciklą skirtų vaikams, vaiko geroviai ir šiandien labai norėčiau pristatyti jums mielą viešnią Birutę Pleištarę, kuri yra politikos mokslo daktarė ir turi labai įdomią 3 metų patirtį vaiko gerovės srityje. Tai yra ir socialinės darbuotojas patirtis priklausomybių ligų centre ir dirbo vaiko teisių apsaugos tarnyboje mobiliojoje komandoje. Taip pat stažavosi užsienyje ir apsigynė mokslinį laipsnį labai tokią svarbią mūsų laikų ir mums visiems besidomintiems temą. Šiandien mūsų pokalbio tema yra vaikystė alkoholio šešėlyje, žala vaikams ir pagalbos galimybės. Tai miela Birute, galbūt pradėkime mūsų tokį pokalbį nuo to, kad papasakokit mums, prašom, kas taigi yra ta alkoholio žala vaikams, kokiuose kontekstuose ši žala reiškiasi ir ar daug vaikų Lietuvoje susiduria su žala dėl tėvų nesaikingo alkoholio vartojimo. Sveiki, mielieji, tikrai labai dėkoju Elenai, kad mane pasikvietėte į šitą tokį labai reikšmingą pokalbį, sakyčiau, nes jeigu tai pereinant prie to pirmojo jūsų paklausimo, kas yra bendrai ta alkoholio žala vaikams, tai yra mes turėtumėm suvokti kaip labai platų sisteminį reiškinį. Ką reiškia sisteminis? Tai reiškia, kad žala iš esmės integruojasi ne tik vaiko asmenybėje, bet ir socialinėje aplinkoje, paveikia iš esmės visas vaiko gyvenimo sritis ir apskritai labai stipriai įtakoja vaiko asmenybės formavimas. Ir tikrai kartais mes klaidingai manome, kad ta žala gali būti kažkaip labai tiesiogiai matoma, pavyzdžiui, kaip kad, tarkim, kažkokio fizinio smurto atvejis, kai matome jau realiai sumušimus ant vaiko kūno ir taip toliau, ši žala labiau ir dažniau reiškiasi tokiam psichologinėme lygmenyje ir ji gali būti susijusi ir su nepriežiūra, ir gali būti susijusi su situacijom, kada iš esmės tėvai tiesiog negeba pasirūpinti tais baziniais vaiko poreikiais. Ir kas dar yra, kad tokiose šeimose be galo daug apleistumo, ypač to emocinio apleistumo, kai vaikas nesulaukia pakankamai tėvų dėmesio, meilės, dėmesys nukreiptas, aišku, į vartojimą. Ir kas paskutiniu metu, kokie moksliniai tyrimai yra iš šitos tematikos, tai yra iš neuromokslų srities, gana tokios įdomios, sudėtingos srities. Ir yra vertinami jau dabar smegenų struktūros pokyčiai dėl trauminių vaikystės patirčių. Ir yra įrodyta, kad vaikai užaugę sudėtingomis sąlygomis jau iš savęs būna jautresni, impulsyvesni. Ir iš esmės ramybės būsenai, kaip pavyzdžiui, žmogus, gali, tarkim, kažkur skaityti knygą, atsipalaiduoti, jo organizmas nurimsta ir taip toliau. Šitie vaikai net ir ramybės būsenai sunkiai geba atsipalaiduoti, nes jų kūnas yra tarsi nuolat tokioj kovok arba bėk išgyvenimo režime. Ir apskritai nuo to kenčia vaikų kognityvinės savybės. Šalia to mes truputėlį kartais nuvertiname fizinio organizmo irgi įtaką fiziniam organizmui, nes silpsta ir imunitetas, labai dažnai būna psichosomatikos, tai dažni galvos, skrandžio, kiti kažkokie skausmai, ligos. Ir iš esmės, šalia to, jeigu dar pridedam ir psichologinės problemas, kurios tikrai gali apimti nerimą, panikos atakas, depresinės būsenas, tai turime tikrai tokią labai labai sudėtingą vaikystę, kada vaikam po to sunku ir visuomenėje integruotis, sunku megzti tą socialinį kontaktą, sunku mokytis, nes paprasčiausiai jų yra dėmesys nukreiptas į tą šeimos gyvenimą ir į šeimos problemas. Ir čia yra tas visas labai natūralu, nes įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, mes namuose kažkokiu turime sunkumų, kažkokiu konfliktinių galbūt situacijų su artimaisiais, tai automatiškai mes nesam labai darbingi. Tai, o vaikai šitie, jie nuolat gyvena tokioj krizinėje situacijoje ir kai išeina kažkur ar į mokyklą, ar į būrelius, kartais ir sako mokytojai, kad jie paskendę savo mintyse, bet tai yra dėl to, kad tiesiog jie turi be galo daug įvairiausių sunkumų ir jų galvoje verda tos mintys.
Ir kitas dalykas, kad iš esmės dar ką rodo neuromokslo sritis, kad tokiem žmonėms, tokiem vaikam, kai jie užauga patys, jie turi tą didesnę riziką ir patys pradėti vartoti, psichiką veikiančias medžiagas, tai aišku, to pačiu ir alkoholį, nes pas juos yra truputėlį jau net organizmo reakcija į alkoholį kitokia, nes jie išgėrę, tarkim, alkoholio, jų malonumas, tas potyris bus didesnis negu tam žmogui, kuris, galbūt neturėjo tėvų, kurie turėjo priklausomybę nuo alkoholio. Tai iš esmės, iš tikrųjų, tikrai dalis tų vaikų, suaugę, negali sakyti, kad tai yra kažkokie nurašyti vaikai, tikrai yra dalis vaikų, kurie išbrenda iš sudėtingo gyvenimo, pasiekia karjeros aukštumų, bet emocinės žaizdos dažniausiai būna ilgai gydomos psichologų, psichoterapeutų ir iš tikrųjų psichiatrų kabinetuose. Ir jeigu truputėlį nukrypstant nuo tos konkrečiai, kokia ta žala ir pereinant prie žalos konteksto, nes čia irgi labai svarbu, Elena, paminėti tokius kelis dalykus, kad iš esmės mes neturėtumėm turėti klaidingo įsitikinimo, kad ta žala pasireiškia tik socialinę riziką patiriančiose šeimose, kad tik tokie vaikai susiduria su alkoholio žala. Iš esmės mūsų visoje visuomenėje, vertinant bendrai statistinius rodiklius apie bendrą alkoholio suvartojimą visuomenėje, kurie yra tikrai tie rodikliai pakankamai aukšti, tai rodo, kad ta priklausomybė arba piktnaudžiavimas alkoholis yra pasiskirstęs per visą populiaciją. Ir automatiškai tikrai įvairių šeimų vaikai, net ir tų, kurie galbūt yra užimantys aukštas pareigas arba, labai, tarkim, turtingų socialinių sluoksnių šeimų vaikai ir taip toliau, net ir ten tos priklausomybės yra nemažai ir žala nėra mažesnė negu tam vaikui, kuris gyvena, socialinę riziką patiriančioje šeimoje. Tik kas yra truputėlį kitaip, kad iki specialistų dažniausiai tokios šeimos sunkiau patenka, nes yra stipresnis artimųjų tinklas, kuris iš esmės užglaisto problemas ir tada automatiškai ta pagalba tokiem žmonėm daugiau yra organizuojama privačiame sektoriuje. Ir tai va šitą dalyką norėčiau, kad tą stigmą mes truputėlį pasinaikintumėm ir tą žalą matytumėm daug plačiau. Ir kitas dalykas, dar viena tokia kaip mitas, kad priklausomi tik tėvai gali kelti, tarkim, vaikams žalą, nes jau jų vartojimas yra tapęs nekontroliuojamu. Iš tikrųjų nepritarčiau, nes pas mus Lietuvoje yra paplitę savaitgaliniai vartotojai, kada, tarkim, žmogus grįžta iš darbo ir penktadienį jau pradeda išgėrinėti, baigia šeštadienį arba baigia sekmadienį, pavadinkim taip, tai socialiniai tie vartotojai kabutėse, kada susirenka giminės, draugai, yra kažkokios šventės, atsipalaiduojama tarsi taip po tos įtemptos darbo savaitės. Ir atrodytų, kad, gal čia viskas gerai, bet iš tikrųjų, kas tokiose situacijose kyla, kad tas laikas, kuris turėtų būti skirtas šeimai, skiriamas vartojimui, tai automatiškai jau nukenčia vaikų interesai. Ir kitas dalykas, mes neturėtumėm pamiršti, kad alkoholio vartojimas jis turi labai glaudžias sąsajas su konfliktinėmis situacijomis, kada prasideda, kažkokie nesutarimai tarp šeimos narių, kartais tai pasibaigia ir agresija kažkokia. Ir iš tikrųjų vaikas, kuris turi tokias patirtis, jis irgi susidurs su daugybė žalos rūšių, taip pat kaip ir tas vaikas, kur tėvai jau turi priklausomybę ir vartojimas yra tapęs nekontroliuojamu. O jeigu perinant, kiek Lietuvoje vaikų susiduria su nesaikingu tėvų alkoholio vartojimu arba priklausomybė, tai iš tikrųjų valstybinių lygmenių tokie duomenys kaip gaila dėja sistemingai nėra renkami. Ir daugiau tai yra egzistuojantis tokie pavieniai moksliniai tyrimai ir gana siaura statistinė informacija iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos, kuri rodo, kad, pavyzdžiui, jeigu mes imtumėm praeitus metus, 2024 metus, tai 66% atvejų, kuomet reikėjo vaikui užtikrinti saugią aplinką, kilo dėl to, kad jo tėvai
tėvai ar globėjai ar kiti įstatyminiai atstovai buvo apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų. Ir aišku, ten nėra taip labai skirta, kiek konkrečiai alkoholio, kiek konkrečiai narkotinių kitų medžiagų, bet iš savo praktikos ir iš savo bendrai studijų tikrai galiu pasakyti, kad tikriausiai apie maždaug plius minus 90% būtų susiję su alkoholio vartojimu. Tai tikrai dideli skaičiai. Ir jeigu dar pasiremčiau truputėlį profesorės Tamutienės Stumbrio tyrimas buvo toks atliktas 20 metais, kad maždaug 35% vaikų gyvena su alkoholiu piktnaudžiaujančiais asmenimis ir čia būtent apie Lietuvą kalbant. Tai jei imant panašius skaičius šiai dienai, įsivaizduokim, kad panašus procentas vaikų gyvena su alkoholiu piktnaudžiaujančiais tėvais, tai tada galvokime, kad Lietuvoje šiuo metu yra apie 500 tūkstančių vaikų gyvenančių, tai apie 175 tūkstančiai vaikų galimai auga alkoholiu piktnaudžiaujančiose šeimose. Tai iš tikrųjų yra milžiniški skaičiai, tai nėra 10 tūkstančių, tai yra 100 tūkstančių. Ir dar taip, jeigu nukrypstant į kitą tyrimą, jis taip pat profesorės Ilonos Tamutienės parodė šitas tyrimas, jog 9 iš 10 vaikų į globos sistemą patenka būtent dėl tėvų alkoholio vartojimo. Taip reziumuojant, problema be galo sudėtinga, gili, tik sakyčiau, per mažai turime informacijos, kokia iš tikrųjų yra reali vaikų padėtis Lietuvoje. Skaičiai šokiruojantis, mano manimu. Tikrai taip. Tiesiog šokiruojantis ir stebinantis visom prasmėm, bet mano klausimas būtų toks labiau, kaip sakant, prisiminus jūsų disertaciją, kuris sulaukė labai didelį atgarsių ir mokslo visuomenėje, ir tarp praktikų. Jūs rašėte, tema jūsų buvo apie alkoholio žalą vaikams bei institucinį atsaką. Tai mano klausimas būtų jūsų toks. Kągi mes galim padaryti, kaip manote, kokia pagalba būtų reikalinga vaikams, būtent augantiems nesaikingai alkoholį vartojančiose šeimose ir kokia šiuo metu egzistuoja Lietuvoje? Tai iš tikrųjų, ir ta disertacija, jeigu trumpai truputėlį pristatant, kad žmonės suprastų, ką aš tyrinėjau, tai iš esmės jis susidėjo, pats tas tyrimo, ta dalis susidėjo iš 2 dalių. Pirmoji dalis, tai kartu su profesorė Ilona Tamutienė mes atlikome interviu su vaikais, kurie tuo metu augo su alkoholiu piktnaudžiaujančiais tėvais arba globėjais arba kažkaip kitais artimais asmenimis. Ir kita dalis susidėjo iš interviu su specialistais, tai daugiausiai vaiko teisių apsaugos darbuotojais, atvejo vadybininkais, socialiniais darbuotojais, kurie dirba su šiomis šeimomis, kaip iš esmės institucinis atsakas geba mažinti žalą, kaip jisai ją reaguoja ir taip toliau. Tai, jeigu nenukrypstant tai prie detalesnių tų dalykų ir galvojant apie pagalbą, ką rezumavus galima buvo pamatyti iš disertacijos to tyrimų. Tai pirmiausia, iš vis vaikus mes turėtume matyti kaip atskirą paslaugų gavėjų grupę. Nes dar iki šiol, bent anksčiau tai tikrai tai buvo, o dabar, aišku, truputėlį atitolus buvau nuo šitos temos, bet vis tiek mes vaikus turėtume matyti ne kaip, tarkim, priedą prie tėvų, o kaip žmonės, kurie iš esmės susiduria su daugybė iššūkių ir kurie iš esmės turi teisę gauti visapusiškas, reguliarias konsultacijas ir atitinkamas paslaugas. Gal taip nuskambės kai kam keistai, bet aš iš vis pasisakyčiau, kad socialinių paslaugų įstaigose, tai galėtų būti daroma ir nevyriausybinių lygmenių, turėtų būti įsteigti, netgi sakyčiau, atskiri etatai socialiniams darbuotojams, kurių pagrindinis darbas ir būtų dirbti su vaikais, juos konsultuoti, motyvuoti, stiprinti emocinį atsparumą, padėti išgyventi tas esamas šeimos audras. Ir tokiu atveju darbuotojai pirmas dalykas galėtų būti apmokyti įvairių, pavyzdžiui, darbo su vaikais technikų. Nes konsultavimas, jeigu mes tai pasisodinam vaiką priešai save ir bandom su juo kalbėtis, tai tikrai nėra veiksminga technika, ypač mažesnio amžiaus vaikams. Konsultacijos turėtų būti labiau per žaidimą, per piešimą, per kažkokias kitas formas labiau tinkamas vaikams, kada jie iš tikrųjų labiausiai ir atsiskleidžia, kada jie truputėlį nusiramina ir gali kalbėti apie
ir kokius sudėtingesnius išgyvenimus. Tai to pas mus tikrai dar, nežinau, manau, kad pavieniai darbuotojai šitas praktikas taiko. Ir kitas dalykas, jeigu kalbant apie pačią pagalbą, kokia ji turėtų būti, tai ji tikrai labai būtina įvairi. Nuo pagalbos stiprinant paprasčiausius gyvenimo įgūdžius iki emocinės, psichologinės pagalbos, kaip sakiau, tas emocinis atsparumas, čia toks kaip gal kartais žmonėms kyla klausimas, kas tai yra. Tai yra visos savybės, kurios padeda vaikui išgyventi tam tikras sudėtingesnės situacijas. Ir tas emocinis atsparumas mes turėtumėm irgi suvokti ir matyti jį kaip išugdomą savybę, o ne įgytą. Nėra taip, kad vaikas vienas gimsta atsparesnis emociškai, kitas mažiau atsparus. Iš esmės mes kaip specialistai ir kaip žmonės mes galime padėti tą emocinį atsparumą vaikams stiprinti. Tuo pačiu, aišku, problemų sprendimo įgūdžių gerinimas, nes tikrai ne visada ir labai dažnu atveju, kai šeimoje yra priklausomybės, patys tėvai sunkiai geba spręsti savo problemas. Tai o vaikai mokosi iš tiesioginio to pavyzdžio, tai automatiškai jiem patiems bus sudėtingiau kažkokius taikyti kitus metodus, negu kad, nežinau, ar pykti vienas su kitu, ar nekalbėjimą, ar dar kažką. Tada, aišku, labai svarbu mokytis tos pagalbos, užmegzti socialinius ryšius. Ir reikėtų suprasti, kad apskritai ta pagalba vaikams, kurie auga alkoholiu piktnaudžiaujančiose priklausomose šeimose, nebūtinai turi būti kažkokia labai specifinė. Kad mes, neįsivaizduotumėm, jau čia dabar reikia baigti didžiausius kažkokius mokslus, kad galėtumėm padėti vaikams. Iš tikrųjų, ir ta pati mano disertacija, kai mes bendravome su vaikais, parodė, kad vaikam reikia tiesioginio ryšio su žmogum, nes iš esmės gydo, žinokit, ne terapijos, o gydo žmonės. Ir visais tais atvejais, kada buvo keli vaikai, kurie tikrai turėjo labai teigiamą patirtį bendravimo su specialistais ir kur specialistai vaikams sugebėjo labai padėti išeiti iš tų sudėtingų situacijų, išgyventi sudėtingą laikotarpį, tai buvo kalba apie tai, kad jie nebuvo kažkokie labai profesionalūs terapeutai ar dar kažkas. Kalba buvo apie tai, kad jie buvo tiesiog žmonės, kurie nuoširdžiai domėjosi vaiko situaciją, nuoširdžiai norėjo jam padėti, jų ryšys buvo sistemingas ir ilgesnį laiką tęsėsi, tai nebuvo vienkartinis kažkoks, vizitas, kaip kartais specialistai apsilanko ir to tarsi pakanka. Tai iš tikrųjų tai buvo tiesiog užmegztas ryšys su vaiku ir tai labai stipriai jam padėjo sumažinti tą patirtą žalą. Nes, pavyzdžiui, buvo ir viena mergaitė, kuri ir dalinosi, kad man psichologė, sako, padėjo pakeisti tą savo gyvenimo liniją. Ta prasme, nes aš, sako, galbūt būčiau lygiai taip pat, pradėjusi vartoti ar ten pradėjusi kažkokią netinkamą elgseną taikyti ir taip toliau. Tai šitą dalyką irgi turėtumėm suprasti ir įsiminti, kas kalba eina apie pagalbą. Ir aišku, kitas dalykas, darbuotojams labai svarbu visi mokymai, konsultacijos ir visa kita, nes iš disertacijos tyrimo taip pat išryškėjo, kad specialistai kartais jaučiasi tarsi tokiam užburtam rate, nes jie patys daugelis turėję tik labai pavienius mokymus apie priklausomybės ligas, apie priklausomybės ligų specifiką, apie veikimo mechanizmą, pagalbos būdus ir taip toliau. Ir kai nežinai pačios specifikos, tai kas atsitinka? Du variantai. Vienas variantas, kai darbuotojai labai pradžiai įnirtingai puola padėti tėvam, o žinant, kad priklausomybė yra labai banguota liga ir labai tie teigiami pokyčiai, tai yra mažas procentas tikrai šeimų, kur sugeba per greitesnį laiką pasiekti kažkokių teigiamų pokyčių. Dažniausiai tai yra banguota ta linija pagalbos. Tai iš tikrųjų būna įnirtingai puola padėti ir labai nusivilia.
O kitu atveju, kai tiesiog, ateina tas momentas, kada jau nebetikima išvis šeimos galimybėmis keistis. Tai lygiai taip pat ta pagalba, tokia būna, žinot, labai ribota. O visam šitam dalykui, tiesiog, kad darbuotojai turėtų realias žinias, tiesiog padėtų nuolatiniai sistemingi mokymai. Ir išvis turėtų būti, sakyčiau, integruota į mokymų sistemą jau universitetinėse studijose ar kolegijose, kur studijuojamas yra socialinis darbas, netgi toj pačioj policijoje, dar kažkur, nes čia yra žinios, yra esminis dalykas. Tai vat šitas ir, sakyčiau, dar, kas yra svarbu, jeigu dirbtumėm su vaikais, kurie auga priklausomose šeimose, kad labai svarbu tiesiog padidinti ir pačių vaikų supratimą apie priklausomybės ligas. Truputėlį jiems suprantama kalba paaiškinti apie tą patį veikimo specifiką, apie įtaką šeimos gyvenimui, apie įtaką vaikui, nes tai padeda nusimesti vaikui kaltę ir panaikina tą nematomą dramblį. Iš tikrųjų, nes, žinot, tas nematomas dramblys, tai čia su priklausomybėmis yra, kad sako, visi šeimoje žino, kad priklausomybė yra, bet niekas apie ją nekalba, tai čia yra nematomas dramblys. Tai lygiai taip pat ir vaikui, tiesiog padėtų sumažinti tą tokią, suvokimą, kad čia yra ta problema, apie kurią išvis negalima kalbėti, kad tai yra stigma kažkokia. Ir kai specialistas įvardina, kad aš tave matau, aš žinau, su kokiais sunkumais tu susiduri ir aš tau bandysiu ir galiu bandyti padėti išgyventi šitą laikotarpį su kuo mažesniais neigiamais išgyvenimais, vaikui tikrai emociškai tampa lengviau tiesiog. Taip, supratau. Dabar, Birute, aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes kalbame, aš atstovauju NVO vaikams konfederaciją, tai yra nevyriausybinė organizacija, ir mūsų pokalbio klauso labai daug nevyriausybinio organizacijų atstovų, dirbančių su vaikais, dirbančių su šeima, taip pat ir socialinių darbuotojų ir savivaldybių atstovų, kurie mato, žino savo nevyriausybinio organizacijų veiklą savo savivaldybėse. Tai tirdama visą tą sudėtingą lauką, matydama visą šią sudėtingą problemą, koks jūsų matymas, kaip nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje gali prisidėti prie alkoholio žalos vaikams mažinimą? Ir skaitydama jūsų, tezes, aš atkreipiau dėmesį į vieną nepaprastai tokią šiltą frazę. Jūs kalbėjote apie vaikų dienos centrų svarbą padedant vaikams, augantiems nesaikingai alkoholį vartojančiose šeimose. Ir pavadinat labai gražiai, kad galima sulyginti su užuovėja metafora. Tai labai norėčiau jūsų įžvalgų šio klausimu. Ir paskutinis būtų dar toks klausimas. Ko jūs kaip specialistė dirbantį šioje srityje, matydama galbūt kitų žvilgsnių visą tą problemą, ko jūs pasigendate valstybės politikoje siekiant padėti vaikams augantiems nesaikingai alkoholį vartojančiose šeimose? Taip, ačiū Elena už klausimus. Tai iš tikrųjų pradedant nuo nevyriausybinio organizacijų, mano nuomonė ir mano matymas ir iš praktikos ir iš mokslinės tos srities, kad apskritai kiekvienos paslaugos orientuotos į žmonių gyvenimo gerovę ir kokybę jos yra be galo svarbios. Ir kas yra, nevyriausybinės organizacijos vis tiek būna dažniau arčiau žmonių ir klientai nejaučia tokio įpareigojimo, nes paslaugas renkasi patys, tai automatiškai mažesnis ir pasipriešinimas paslaugoms. Ir kitas dalykas, disertacijos tam tyrime, kur jūs ir sakėte, užuovėje, ne vaikų dienos centrai, iš tikrųjų be galo didelė svarba atsiskleidė vaikų dienos centrų, būtent padedant vaikams augantiems nesaikingai alkoholį piktnaudžiaujančiose vartojančiose šeimose arba priklausomose šeimose, nes kas yra, kad vaikų dienos centrai tai yra tokia tarpinė stotelė po pamokų, tarkim, kur vaikai praleidžia labai nemažą dalį savo laisvalaikio, mokosi socialinio kontakto su kitais vaikais, su specialistais, turi labai daug smagių užsiėmimų, gali paruošti pamokas, pavalgyti ir taip toliau. Daug visokiausių yra bazinių ir nebazinių dalykų, ką gali daryti vaikai vaikų dienos centre. Ir visiems vaikam, kuriuos mes kalbinom ir kurie lankė vaikų dienos centrą, tai tikrai jie ir patys taip neįvardino, kad tai yra užuovėja, bet iš jų kalbos
kalbos buvo galima suprasti, kad jie ten jausdavosi saugiai. Tai, na, ką dar, jeigu prisimenant iš disertacijos tyrimo, tik tais šalia to, kad, kaip sakau, vaikų dienos centrai yra be galo svarbus, bet buvo vienas toks niuansas, kad kaimiškose vietovėse, kur, pavyzdžiui, tikrai yra didelė problema, kad kartais vaikai negali lankyti dienos centro, nes buvo, ir pasako viena čia ir specialistė, sako, kad po mokyklos autobusiukai namo veža vaikus jau iš karto po pamokų ir nėra su kuo vaikams grįžti. Tai čia iš tikrųjų būtų visiškai, sakyčiau, savivaldybių atsakomybė parūpinti vaikams parvežimo į namus tą galimybę po vaikų dienos centro veiklų, nes iš tikrųjų taip užkertamas kelias vaikui gauti bent kokią pagalbą ir nežinau, galbūt kažkas dabar yra pasikeitę su šituo dalyku, bet nes, na, vaikų dienos centras, kaip sakau, tai yra ta saugi erdvė, kur vaikas gali mokytis kitokių gyvenimų, kur gali pamatyti kitokį pasaulį, nes tas baisus, toks sudėtingas pasaulis labai dažnai verda jų šeimos gyvenime. Ir dar, pavyzdžiui, iš nevyriausybinio organizacijų aš galbūt išskirčiau paramos irgi vaikams centrą, nes tikrai esu girdėjusi apie tą Big Brother, Big Sister programą, didysis brolis, didžioji sesė, kuri yra kaip savanoriškos mentorystės programa. Tai šita programa, kad ir galbūt nėra visiškai taip tikslingai orientuota į priklausomybę priklausomose šeimose augančius vaikus, bet yra labai svarbi tuo, kad savanoriai apie metus ten laiko plius minus bendrauja su 7-14 metų vaikais, paaugliais ir suteikia ir emocinę paramą, rodo tą teigiamą pavyzdį ir taip toliau. Tai, na, manau, kad yra be galo daug tų nevyriausybinių organizacijų, kurios rūpinasi vaikais ir kurios yra be galo svarbios tai užtikrinant bendrai tą vaikų gerovę ir kurios gali tikrai truputį amortizuoti tą patirtą žalą. O jeigu kalbant apie valstybės politiką, tai čia tikriausiai jau tokie paskutiniai akcentai būtų, nes irgi iš disertacijos labai tas buvo aišku ir ryšku, kad mes pirmiausiai turėtumėm siekti tokių sistemingų pokyčių, bet tame reikia nacionalinės valdžios įsitraukimo. Pirmas žingsnis iš vis, nuo ko reikėtų pradėti mažinant alkoholio žalą vaikams. Man labai keista, kad alkoholio žala vaikams nėra apibrėžta įstatyminėje bazėje, taip kaip pavyzdžiui buvo padaryta su smurto formomis, kurios buvo įtvirtintos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme. Ir kas atsitinka, kad pas žmonės, pas specialistus, bendrai pas politikus ir visus kitus labai dažnai veikia ta psichologija, kad tai, kas yra neįrašyta, tas ir nėra galbūt taip svarbu ir aktualu, kaip taip, ką mes įsivardiname kaip problemą. Tad ir aišku, automatiškai tas visas ir politikos formuotojų, ir specialistų, visuomenės požiūris tampa tikrai nepakankamas šio klausimu. Ir kitas žingsnis būtų, aišku, pradėti sistemingai rinkti statistinę informaciją, kiek vaikų auga alkoholiu piktnaudžiaujančios priklausomose šeimose, kokią žalą patiria, kokias paslaugas gauna, koks tų paslaugų efektyvumas ir taip toliau. Nes vėlgi, kai mes tiksliai nežinome, kiek tos alkoholio žalos vaikams mūsų visuomenėje yra, tai tampa tokiu interpretacijų objektu, ne? Ir trečias žingsnis būtų orientuotis į ilgalaikės, o ne trumpalaikės poveikio priemonės. Nes iš tikrųjų laikinas vaiko paėmimas iš šeimos, kaip pavadinkim, kai yra ten tėvų vartojimo tie atvejai, be paslaugų, be sistemingų paslaugų, be priklausomybės gydymo sistemos stiprinimo, tai yra visiškai menkavertės poveikio priemonės. Nes tai kaip gaisro gesinimas, žinot, be vandens, nes tas gaisras iš esmės ir toliau liepsnos. Tas įvykis nieko nepakeis šeimos gyvenime. Ir kalbant apie pagalbą priklausomų asmenų vaikams, turime tikrai labai šaunią programą, tokią trampolinų. Gal kažkam yra tekę girdėti, nes iš esmės būtent šita programa tai yra specializuota pagalba priklausomų asmenų vaikams, kurios metu yra grupiniai užsiėmimai, vaikai mokosi atpažinti savo emocijas, spręsti konfliktinės situacijas. Tikrai be galo gera programa. Tad kyla klausimas, kodėl ji negali būti įgyvendinta visos Lietuvos mastu, nes dabar yra tik pavienėse savivaldybėse ir tik kai kuriuose įstaigose. Tai reiškia, labai mažas procentas vaikų gauna šitas paslaugas. Kitas aspektas būtų, kaip minėjau, specialistų darbo su vaikais proceso koregavimas ir
labai svarbus aspektas, tai yra biurokratinio to aparato mažinimas. Nes visgi ir iš tyrimų mūsų visų yra atsiskleidę, kad darbuotojai tikrai nėra kažkokie piktybiški arba labai ten, nežinau, tiesiog nenorintys gilintis į šitą problemą ir taip toliau, bet jie yra persikrovę kitais darbais, jie yra popieriniais darbais persikrovę. Kas iš to, kad mes supildysim 20 puslapių anketą, jeigu mes turėsime laiko šeimai ar vaikui skirti 20 minučių. Iš to naudos visiškai nėra, valstybei tai naudos visiškai nėra. Ir kai sako, kad tą dalyką neįmanoma padaryti, viską yra įmanoma padaryti ir tą sėkmingai yra įgyvendinusios kitos šalys. Tad reziume būtų palinkėjimas tikriausiai ir vaikų gerovės politiką formuojantiems asmenims, nes aš tikiuosi, kad kažkas klausys ir iš jų, kad nustokime palaikyti iš tikrųjų tą nematomą dramblį mūsų visuomenė. Ir pagaliau pripažinkime, kad ši problema egzistuoja ir ji yra be galo didelė, bet mes turime visas galimybės šias problemas įspręsti ir padėti vaikams turėti vaikystės be alkoholio šešėlių. Tai galbūt tada, nežinau, ar Elena pavyko atsakyti ir būtų iš mano pusės tiek. Labai dėkinga, Birutė, jums už jūsų įžvalgas. Aš tikrai įsitikinusi, kad visi, kas klausys, kas norės išgirs, o mes tikrai darysim viską, kad ši mūsų garsinė laida būtų išplatinta kiek galima daugiau, savivaldybių ir kad kiek galima daugiau specialistų dirbančių, prisiliečiančių prie šeimą ir prie šeimos ir prie vaikų išgirstų visas šias mintis ir jeigu mes visi suremsim pečius, tai tikrai mes pasieksim tą rezultatą ir tikrai atsiras atskiros paslaugas vaikams kaip atskirai gavėjų grupiai ir kad ta statistika būtų tikslesnė. Tai linkėdama jums visokeriopos sėkmės jūsų ir mokslinėje karjeroje ir žinau, kad jūs ir vaikus šiuo metu mažus auginate namuose, jums kaip mamai. Tikrai ačiū jums labai už jūsų įžvalgas ir iki kitų kartų. Ačiū labai, Elena, ir sėkmės visiems klausytojams ir viliuosi, tikiuosi, kad tikrai suremsime pečius ir padarysime pokyčius. Tai ačiū ir sėkmės. Ačiū.